Sveiki visi, jūs žiūrite 62 PHP pamoką ir šioje pamokoje mes kalbėsime apie tokį dalyką kaip konstanta. Iš esmės konstanta yra toks dalykas, sakykime, iš pradžių konstanta yra, bent jau aš sakyčiau, specialus kintamojo tipas. Nežinau kaip iš tiesų yra oficialiai, tačiau konstantą galima vadinti kaip kintamai, tačiau konstanta turi savo savybę, pagrindinę savybę, ir ta savybė yra ta, kad kai mes sukuriame konstantą, mes jai priskiriame kažkokią reikšmę, kaip ir kintamai. Tačiau kai mes ją sukuriame, konstantą ateityje, tai yra po sukūrimo, mes konstantos reikšmės pakeisti negalime, nes tai yra neįmanoma. Tai ta pagrindinė savybė ir yra ta, kad kai mes sukuriame konstantą, po sukūrimo jos reikšmė negali būti pakeista. Sakykime, ji gali turėti tik vieną vienintelę reikšmę per visą savo egzistavimą, sakykime, mūsų kode. Tai iš esmės galime susikurti konstantą ir jūs pamatysite, apie ką aš kalbu. Tai iš pradžių tiesiog specialus raktažodis const ir toliau konstantos pavadinimas. Tai tarkim konstanta, taip. Ir vėlgi reikšmė per lygybės ženklą, kabutėse, kaip ir kintamasis, tiesiog kuriant, deklaruojant prieš pavadinimą nereikia nurodyti to dolerio ženklo, kaip, kitaip nei kintamųjų kūrimo, bet tiesiog palikite pavadinimą po raktažodžio const ir per lygybės ženklą reikšmė, tarkim, aš esu konstanta. Štai, ir galime nurodyti backslashą ir n raidę, kaip paminate, tai tiesiog pereina prie naujos eilutės, nes keliais kartus atvaizduosime, manau. Ir toliau susikurkime funkciją, viešąją funkciją. Neparašau. Ok, taigi funkcija būtų, tarkim, rodyti. Ir dar vienas svarbus dalykas tas, kad kai mes dirbame su konstantomis, ir apskritai pradėsime naudoti naują operatorių, tiksliau, sakykime, aš jums tiesiog užrašysiu, kaip mes atvaizduosime visą tą konstantą. Taigi, štai taip mes ją atvaizduojame ir dabar viską paaiškinsiu. Taigi, echo metodas tiesiog visą tai atvaizduos. Self, pasikomentuokime, kad self yra lygu šiuo atveju vis objektui. Taigi, kaip ir vis yra klasės objektas, sakykime, vis reiškia mūsų klasė namai. Taip ir self reiškia mūsų klasė namai. Sakykime, self yra lygu šiuo atveju vis objektui. Taigi, tiesiog, kai mes naudojame operatorių du dvitaškiai, mes turime prieš jį, sakykime, nurodyti vėlgi objektą. Tai kai mes dirbame su operatoriumi brūkšnelis ir ženklas daugiau, mes naudojame objektą vis. Bet kai mes nuo šiol dirbsime su dviem dvitaškiais, tai taip pat yra operatorius ir jis šiuo atveju yra lygus. Taip, senasis mūsų operatorius yra lygus naujajam šiems dviems dvitaškiams ir tiesiog tai yra racionaliau ir tai iš tiesų bus lengviau dirbti, kai mes naudosime dvitaškius ir būtent self, o ne vis. Arba dar yra keli objektai, kurie mums taip pat padės, kai mes dirbsime su klasių paveldimumu, mes galėsime naudoti parent objektą ir panašiai. Apie tai vėliau kalbėsime. Tiesiog esmė yra ta, kad self šiuo atveju yra tas pats kaip vis objektas. Du dvitaškiai yra tas pats kaip mūsų senasis operatorius brūkšniukas ir daugiau. O toliau tiesiog nurodome būtent tai, ką norime išgauti iš to objekto. Tai self yra mūsų klasė, iš jo mes norime išgauti savo konstantą ir ją atvaizduoti pasinaudojus echo metodu. Tai manau gan aišku ir paprasta.
ir apie tai vėlgi apie tos self ir šį naują operatorių kalbėsime kitose pamokose. Tiesiog, kai dirbame su konstantomis, turime naudoti tai ir tai yra racionaliau. Ir dar vienas naudingas dalykas, kai mes dirbame su, sakykime, dvitaškiu, tai mes galime, sakykime, į kintamąjį klasę išsisaugoti savo klasės pavadinimą. Ir toliau mes galime daryti tiesiog taip. Klasę, 2 dvitaškiai ir funkciją rodyti. Ir nereikia netgi, sakykime, savo klasę priskirti objektų ir panašiai. Mes tiesiog galime klasės pavadinimą išsaugoti kintamai ir pasinaudoję kintamuoju tiesiog ir šiuo nauju operatorium galime patekti į klasės vidų ir su klase dirbti. Tai rezultatas bus iš esmės toks. Aš esu konstanta. Kadangi mes, iš savo klasės, iš savo klasės taip, vykdome funkciją rodyti. Ir jos darbas yra atvaizduoti iš klasės konstantą. Taip, atvaizduojame iš klasės, kitaip tariant, self, savo konstantą, pavadinimų konstantą, kurios reikšmė yra aš esu konstanta, todėl mes matome rezultatą aš esu konstanta. Gal kiek painu, nes nelabai paaiškinau, bet kitas būdas yra, sakykime, toks pats. Galime savo klasę priskirti objektui, new namai. Ir taip, new namai, tiesiog savo klasę priskiriame objektui ir pasinaudoję objektu ir naujų operatorium 2 dvitaškiai galime vėlgi patekti į klasės vidų ir visiškai taip pat dirbti kaip ir su šiuo operatorium. Tačiau su šiuo operatorium nelabai pavyktų dirbti su konstantom ir kitais dalykais, kuriuos mes dar mokysimės. Todėl naudosime nuo šiol dvitaškius. Ir rašome rodyti. Ir mums taip pat bus įvykdyta ta funkcija aš esu konstanta. Taip, viskas šaunu, tiesiog yra toks būdas, kai mes klasės pavadinimą išsaugome į kintamąjį ir per tą kintamąjį vykdome funkciją arba tiesiog klasę priskiriame objektui. Gan tas pats, bet iš esmės pagalvojus, šis būdas yra kiek racionalesnis, mažiau reikia rašyti, nes čia tiesiog įkintamai išsaugome pavadinimą, o čia įkintamai išsaugome new, namai, skliausteliai, kabletiški ir taip toliau. Tiesiog iš esmės kartais yra geriau naudoti antrą būdą, bet kartais yra greičiau ir naudingiau naudoti pirmą būdą. Tai kaip kada, taip ir tiesiog parodžiau, kad yra toks būdas ir tiek. Taigi jis yra gan paprastas ir šaunus. Bet antras būdas taip pat nėra blogas ir jis kartais vėlgi naudingesnis. Ir kaip matote, įvyksta visiškai tas pats, aš esu konstanta, aš esu konstanta. Tiesiog, taip, visą tai įvykdoma. Taip pat mes galime atvaizduoti iš savo objekto, ištraukti tiesiog tą konstantą. Ir vėlgi atvaizduojame. Tai vėlgi, objektas yra mūsų klasė. Pasinaudoję naujų operatorium, kitaip tariant šiais dvitaškiais, patenkame į klasės vidų ir galime toliau parašyti tai, ką mes norime ištraukti. Tai šiuo atveju mes ištraukėme konstantą. Taip pat galime ištraukti funkciją, kitaip tariant ją vykdyti ir taip toliau. Tai mes jau mokėmės, tiesiog šis būdas yra racionalesnis ir apie tos dvitaškius ir self ir kitus objektus kalbėsime kiek vėliau. Paaiškinsiu, ką visą tai reiškia, bet manau pagrindą supratote ir kol kas galėsime laisvai dirbti. Tačiau kai reikės, kai ateis sudėtingesnės funkcijos ir panašiai, mes labiau išsiaiškinsime, ką tie dvitaškiai daro, kuom skiriasi nuo to brūkšnelio ir ženklo daugiau, tai yra praeito operatorius, kuom self skiriasi nuo vis kintamojo, tiksliau objekto ir taip toliau. Tiesiog ateityje tai aptarsime, bet kol kas, mes išmokome konstantą ir konstanta vėlgi yra, sakykime, tas pats kaip ir kintamasis, tiesiog kintamasis gali būti toliau kode pakeistas, o konstanta yra toks dalykas, kurio mes kode toliau pakeisti negalime. Ir jeigu mes pabandytume funkcijoje pakeisti konstantos reikšmę, taip, self
konstanta yra, tarkim, Robertas. Ir jeigu mes po to ją, tiesiog žiūrime rezultatą. Štai mums klaida, tiesiog, kitaip tariant, mes negalime pakeisti reikšmės ir tiek. Taigi, tai gan paprasta, manau, ir aišku. Konstantos reikšmė negali būti pakeista, o jeigu mes susikurtume, tarkim, viešai kintamasis, mes jo reikšmę galėtume pakeisti. Kintamasis yra ASD, tarkim. Taip. Iš esmės, tai aptarsime vėliau, bet tiesiog kintamojo reikšmė gali būti pakeista. Net nežinau, kur klaida kol kas, bet esmė yra aiški, tiesiog kintamasis yra toks dalykas, kurio reikšmę mes toliau kode galime pakeisti. O konstanta yra toks dalykas, kurios reikšmė negali būti pakeista po jos sukūrimo. Tai tiesiog, kai mes bandysime keisti konstantos reikšmę ir prieš tai jau yra sukurta, tiesiog mums mes klaidą. O kintamasis yra tas dalykas, kuris gali kisti. Todėl net pavadinimas yra kintamasis. O konstanta negali kisti ir gali turėti vieną reikšmę ir ta reikšmė negali būti pakeista. Tai tiek šioje pamokoje. Iš tiesų galbūt buvo gan painu ir neaišku, bet čia mes tiesiog aptarėme visą esmę, o toliau pamokose po šiek tiek mes visą tai aiškinsimės ir su to dirbsime ir manau viskas pasidarys aišku. Taigi konstanta vėlgi yra dalykas, kurios reikšmė negali būti pakeista ir tiek. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų, nepamirškite prenumeruoti ir viso.